one, two, three, go! Tuoj pažiūrim, aš dar Facebook'e tavęs nematau. Labas, kas mus matot. Labas, parašykit, aš irgi einu pažiūrėti greitai. Matau. Yra viskas, ok? Čiki piki. Labą dieną, kas mūsų laukėte ir kas mūsų nelaukėte. Ne, Monika? No. Mes šiandien su Monika, kaip visada, nepasiruošusios, tik aptarusios. Mes į laivą einam iš pajautimo. Ką tą dieną norisi kalbėti, tą dieną, ką naktį susapnavom, o šiąnakt nieko nesapnavom. Tai šiandien nusprendėm pakalbėti apie socialinės medijas, apie darbą socialiniai medijai. Kaip tai veikia, ar yra smagu dirbti, ar nesmagu, vieniems tai patinka, kitiems nepatinka ir kokią naudą ir prasmę duoda tas darbas socialiniai medijai. Jau matau komentarą turim, bet neatsida. Labas, Jurgita rašo, matom, girdim. Aš dar tik vieną akytę matau ir tai vis galvoju, gal čia mano akytė. Arba mano. Tai va, kad per ilgai neįsitemptume, Monika, dabar papasakok tu. Kaip tau patinka ir kokią tu turi nuomonę ir požiūrį darbo su socialiniais tinklais? Va taip, jeigu taip plačiai ir neplačiai, bet taip bendraja prasme. Va, kaip tau šitas dalykas, nes man tai nekaip. Aš iš pradžių irgi žiūrėjau tai kaip į darbą, bet kažkurio momentu pradėjau jausti tame ir malonumą, ir smagumą. Ir čia tikriausiai visi tie peržiūros, laikai, komentarai jau, kaip sakant, pakėlė tą nuosę, ane? Ir dar kažkada man labai patiko toksai pasakymas, kad nepaisant to, ar aš tą dirbčiau, tą parduočiau, ar kažką daryčiau, aš vis tiek kurčiau savo tą socialinį puslapį, kaip čia pavadinti, savo tą profilį, nes tai mano toksai kaip dienoraštis. Ir man labai šita mintis patiko, nes iš tikrųjų aš pradedu pagauti, pastebėti dalykus, kurių aš tiesiog gyvendama gal nefiksuočiau, nepagaučiau, nebandyčiau pagauti, o dabar aš kai bandžiau atrinkti nuotraukas savo vestuvių metiniams, tai 13 metų, 10 metų, va taip prasukau vienu kartu, o tus paskutinius 3 metus tai ten braukiau, jau tiek prifilmavau, prikūriau, prifotografavau, aišku ir vaiko ten milijonai nuotraukų, bet kad va paliko toksai tikrai va dienoraštis. Man ta idėja ir mintis labai patiko. O aš, pavyzdžiui, kažkaip dar nepagaunu savęs pilnai, kas mane vežtų socialinėse medijose. Nepagaunu. Ir aš dar blaškaus kaip ta višta be galvos, nes aš vėlgi vakar dalinausi vienu rilsų trumpu, kaip postų, sakykime, ar ne, kad man nepatinka dirbti su socialinėm medijom, nes aš nejaučiu žmogaus energijos, žmogaus nuotaikos, vadovaujasi tik tais, tarkim, ar ne, turinys tavo patiko, ar ne, tu vadovaujasi tik tais tų širdelių arba peržiūrų skaičių, bet tu vis tiek negauni to tikro ryšio ir tu nežinai, ar ten tau tas draugas uždėjo dėl tos varnelės tą širdelę, ar jisai uždėjo, kad tikrai jam kažkas patiko. Aišku, kad kažkas pas mus beldžiasi, Monika, pažiūrėk. Nežinau, niek man nesibeldžia. Niekas nesibeldžia? Tikrai nuoširdžiai nematau. Tai gal dar pasibels, nes aš jau gavau ženklą, kad kažkas pas mus nori ateiti į svečius. Palauk, pašnekėsiu, biškutį, jeigu jau tu ten pasek, pamatysi, įsileisk. Tai va, tai aš, pavyzdžiui... Ne, tikrai nematau. Nieko, nėra. Okei, laukiu. Tai va, man yra be galo sunku dirbti su socialinėm medijom, nes kai aš esu tas toks žmogus, labai norisi to nuoširdumo, man be galo yra sunku suprasti, kas kam patiko, kas nepatiko. Tai aš ir blaškaus tarp tų temų, nes iš tikrųjų būna, sulaukiu kritikos. O, labas, Jurgita, kaip fainiai. Šitą temą mes truputį padėsim. Labas, Jurgita, kaip tau sekasi Lietuvoj? Prašau, pasidalinti, pasisveikinti su mumis. Pasijungti į diskusiją, tai už tai ir pasibeldžiu. Mes negirdim, Jurgita, tavęs, tu Monika girdi? Aš negirdžiu. Tu negazdik, aš irgi girdžiu. Negirdžiu. O ką man daryti? Neįsivaizduoju. Tai gal man atsijungti? Gal aš tave išmeščiau, Jurgita, ir, Jurgita, gal tegul jinai prisijungia. Gerai, pabandyk ir aš pabandysiu prisijungti. Gerai. Va, matai, kaip? Faina tema jūs čia pagvildent sugalvojot.
Socialinė medija. Aš irgi galvoju pasijungsiu, nes noriu pasidalinti. Nu, Jurgita, sakyk, ką nors. Ar girdi? Aš sakau, O tu girdi, Jurgita? O mes- Aišku. pala pasižiūrim, o mes per socialinės medijas girdim. Nu, Šiaip pažiūrėjau. tave girdi. Nu va, dabar numušiau jūsų mintį. Minties nenumušiau į garsą, tik. Aš, socialinės medijos mūsų visas girdi, Aha. bet aš negirdžiu. O Jurgita, tu mane girdi? O aš negirdžiu. Girdžiu. Kaip įdomiai. O tu buvai išėjus? Aš? Buvai? Aha. Jo. Pabandom dar kartą. Nu, davai. Reikėjo man čia prisijungti. Reikėjo. Tu pasidalink savo įspūdžiais iš lietuvėlės. Aš galvoju, ne, aš apie socialinę mediją pasidalinsiu įspūdžiais. Tema socialinė medija, ką gali nuveikti ir ar tai yra gerai. Tai. Nu, Girdžiu, o mane girdi? Jo, girdim. Gerai. laukit, paleisiu plojimus. Man labai patinka tie plojimai dabar, Jurgita. Bet jie čia nes... Gerai, važiuojam toliau tada, ta socialinė medija. Tai mes visos trys realiai dirbam su socialinė medija, mes daugiau su Monika. Bet, žinot, anksčiau tai man buvo tokia baimė, biški stresas. Tai kaip aš čia eisiu dabar, dalinsiuosi apie save, kas aš čia tokia, ką aš čia galiu, kuo aš čia galiu būti naudinga. Bet paskui, kai tu natūraliai žvelgi į save, kaip į vertę kažkam, arba savo pačiai, ne, kad tu gali tuo dalintis, nes visų skirtingos patirtys. Ir po to, kai pareina ten kažkoks tai vienas, kitas fainas grįžtamasis ryšys, atgalinis, kažkoks tai pasidalinimas, ir tu tada supranti, kad, nu rimtai, nu tai aš tikrai turiu kuo pasidalinti, kodėlgi aš nesidalinu. Ir galiu dalintis vis daugiau ir daugiau. Mano pradinių klasių klasiokas parašė, senai matytas, sėkmės linkėjimai. Va, ir žinot ką, ir aš paskui pastebėjau, aš niekada, pavyzdžiui, kaip aš dirbu su socialinė medija, aš viską išjaučiu. Man reikia išjausti, jeigu aš nejaučiu, aš nesidalinu. Jeigu aš jaučiu, aš, pavyzdžiui, visada pagalvoju, ką aš noriu šią dieną pasidalinti, kokią žinutę aš noriu pranešti, ne tik tai savo jausmo, bet ir savo sekėjams, ne, moteriams. Ir žinokit, labai dažnai būna, kaip asmeniškai pakalbini, sako, o tu dalinkis, blemba ten tavo tie kažkokios tai motivacijos, tas moteriškumas, jisai paneša, sako, ir taip, žinai, širdį paglosto, ir tai faina. Tai yra tarsi tokia lengva motivacija, ėjimas į dieną. Nu ir ką, ne faina? Nu faina. Ir tada supranti, kad, žinot, atrodo, jeigu mes viską darom mechaniškai, tai viskas yra mechaniškai, nu ir viskas, bet sako ir už ekrano, ir tavo emociją visi jaučia, todėl aš visada jaučiu, dalinuosi, nejaučiu, nesidalinu, kuo mažiau tik tai. Kartais pas mane būna labai daug visko, kartais būna tiesiog faktai ir dar kažkas, tai vat. Jo, bet čia kaip ir aišku, ar ne, mes visos esam iš tos ryties, kur labai einam per jausmą, aš lygiai taip pat, bet, pavyzdžiui, kas mane ištrenkia? Kritika. Artimų žmonių, kai kurių draugų, kuri būna netiesiogiai man, bet per kažką, tai vat, ar jūs esate susidūrusi su kritika iš kažko, vat, kaip veikia jūs kritika? Nu, mane ištrenkia, man paskui labai sunku yra susirinkti save ir aš tada pradedu galvoti, gal aš čia tikrai nesąmonės kalbu, nes iš tikrųjų būna, ar ne, aš dalinausi apie savo jautrumą ir apskritai apie jautrumą. Ir tikrai sulaukiau daug asmeninių žinučių, padėkų ir tų jautrių žmonių, kad, nu, žiauriai fainai tu čia dalinies, bet gavau ir tokios kritikos, kad, ai, būna kitiems ir blogiau, tu čia nesąmonės kalbėjai, čia, arba, pavyzdžiui, tu kalba apie grožį ir išėjo su maikė su šleikom, žinai. Nu, tai vėlgi, vat, kodėl aš norėjau apie tai pakalbėti, kad man nepatinka rėmai, kad, vat, aš dabar čia turiu išeiti, atsikosėti, pakeisti balsą ir, vat, kalbėti. Ne, man, vat, norisi tą per nuoširdumą, juk mes būnam visokie ir su tom šleikom, ir jautrus, ir pikti, ir laimingi, ir nelaimingi. Ir vat, labiau norės pakalbėti apie tai, kas darosi iš tikrųjų už ekrano. Nes ekranuose čia visos fainos, gražios, visa kita, bet būna ir tų tokių momentų ir už ekrano. Vat, Monika, gal tu kažkaip dar irgi norėjai apie tai pasidalinti. Vat, kas vyksta už to ekrano? Už ekrano tikriausiai vyksta didžiausias darbas tiek su tavim, tiek su telefonu, tiek su idėjom, tiek su visa kuo. Bet jo, šiandien tą temą, kai susapnavom, aš iš pradžių taip, kažkaip neentuziastingai priėmiau, paskui pavaikščiau su pupuku ir man taip pum, mintis pradėjo šokinėti.
Nes iš tikrųjų šiandien mano paskutinis stories buvo, kaip aš einu degintis, braškytės pravieti, pamokėlės klausytis, saldainį, gėlytės, saulytė, bla bla bla. O iš tikrųjų, beklausydama tą mokslą, beveik 2-3 valandas su tarpais raudojau, nes tikrai kalė į širdį, į protą ir visur kur. Paskui dar diskutavau su mama susijęs su draugė, tai tas skaudulys plėtėsi ir nešėsi. Tai, o ką, laivas tai suplanuotas, kriokti aš nežadėjau. Tai ką aš noriu pasakyti, kad labai svarbu yra neapsigauti tom šypsenom, neapsigauti tais tobulais gyvenimais, darbais, vyrais, kelioniam, nes tu niekada negali žinoti, kas slepiasi už ekrano. Taip, Jurgita, kokia tavo nuomonė? Pasidalink tu apie šitą. Aš manau lygiai taip pat. Ar esi visų pirma gavusi kritikos iš kažko tokios? Jo, esu gavusi. Bet žinai, kaip aš į ją reaguoju, labai kritiškai reaguoju. Ir dažniausiai kritiką sako tie žmonės, kurie niekada neišeitų ir nepadarytų. Va. Ir dažniausiai jiem tai būtų labai sudėtinga. Bet jie pasako tau, žinai, čia irgi buvo iš artimo rato, žinai. O tau dar reikėtų tą ir tą tenai, žinai, o tu ten biškį dar ne taip padarei. Ir aš paskui taip ir pasakiau, žinai, sakau, o tu tai padarytum, sakau, o tau tai išeitų, jeigu tu sugebi dabar čia mane kritikuoti. Aš darau taip, kaip man išeina dabar, o vėliau viskas darosi darymo būdu, nes po to tu greitėja ir viskas paprastėja, procesas paprastėja aplinkui. Ir tau dar buvo pasakė, kad Jurgita, tavęs kažkaip per daug čia socialinėse medijose, tu dalinais atsimeni, kažkas buvo irgi, nes aš irgi tokią kritiką gavau, kad o Jėzau, tu taip intensyviai ten viską darai. Taip, tavęs daug labai. O iš tikrųjų, ką tas reiškia man daug, tai man reiškia labai gerai. Tada mane, vieni sako tavęs per daug, o kiti sako, kad tavęs būtų kuo daugiau metų, gal aš galvau ne iš vienos pažįstamos draugės, kolegės, kad žinai, tavęs tik būna kuo daugiau. Tai va, tai viskas bingo, žinai. Tai gerai, merginos, o dabar pakalbam apie tai, kokią prasmę, pavyzdžiui, dėl ko mes tai darome, socialiniuose tinkluose. Va dėl ko? Nežinau, kuri pirmiau pasisakysit. Va kokia yra to prasmė? Ką mums tai duoda? Jurgita, gal tu? Gerai. Žinai, prasmė mano iš vis dideliai prasmė yra. Aš nieko šiaip savo nedarau. Jeigu aš darau, tai auginu save. Ir jeigu aš darau, tai noriu, kad ir kitam būtų prasmė. Ir jausmas ir prasmė. Vat, tai šitas dalykas augina mane, augina mano sekėją, augina mano klientą, viską aplinkui augina. Nes jeigu aš, žinai, aš būna daug ir, ta prasme, ir tam einu į tą dvasinį, žinai, tokį pasaulį, vidų, žinai, nes ir ta mano darbo iš vis prasmė yra misija ir vizija, aš ją visada turiu. Ir aš su ją einu. Todėl pas mane visada ta prasmė yra, žinai, dalintis. Ne tik tai, kad parduoti produktą, bet išvesti tą moterį, padėti jai suprasti, kodėl jai reikia skirti laiko, kodėl, kaip jai eiti į tuos pokyčius. Žinai, visame tame yra prasmė. Ir man atrodo, tai nėra neprasminga. Man socialinė medija ir darbas su socialinė medija ir gyvai žmonėm tai nėra neprasminga. Man tai yra prasmė. Nes per socialinę mediją, tiek kiek aš jau valdau šituos įrankius, Jėzus, kiek nuostabių žmonių aš susipažinau, kokių draugysčių aš užmezgiau. Ir viskas tikrai, vat būtent, viskas dėl to. Tai čia tik taip, man tai tik taip pliusai. Nes aš iš tikrųjų atėjo pas mus Jurgita pasibeldė ir aš jos taip ir nepristačiau, sakykime, kas žiūrės mūsų laivą, kas nežino, nes Jurgita yra grožio ir verslo mentorė, labai stipri, labai moteriška. Aš jos versle nepastebėjau, nes Jurgita yra ta, kuri dirba tyliai džiaugiasi savo rezultatais. Jurgita yra ta, kuri nekonkuruoja, kuri tikrai dirba tai atvira širdim. Ir Jurgita mane sužavėjo, man net šiurpai eina pasakant, sužavėjo visai kitais dalykais. Tai buvo tiesiog žinutė komentaras po mano kažkokiu tai storiu. Aš nepamenu, kas tai buvo, bet mūsų pokalbis kažkaip labai prasidėjo apie mamą. Mes visai apie mamą, po to moteriškumą. Ir aš Jurgitoje pamačiau nuostabią moterį, švytinčią, spindinčią, kuri gali duoti labai daug kitom moterim. Nes aš esu ta visada, kuri man patinka būti tarp stipresnių, nes visada tu gali mokytis iš stipresnių, ar ne? Ir aš čia galėčiau pasakoti kaip visada. Tai va, ir dabar, šiek tiek dabar dėmesį pereisiu pas Moniką, būtent irgi apie socialinius tuos tinklus. Ir man irgi kirbėjo klausimas, dabar reikia jį prisiminti. Jurgitai, aš uždaviau klausimą, kad
kokią prasmę duoda. O Monikai užduosiu tokį klausimą. Kodėl tu Ne, pasirinkai? aš jau pasiruošiau atsakymą į šitą. Gerai, gerai, atsirašau ir po to atsakyk, kodėl, gal ir abejom, kodėl jūs pasirinko dirbti su socialinė medija. Ne, aš juokauju. Iš tikrųjų, biškai ir išsigandau to klausimo, nes aš prasmės dar kartais ir paieškau. Ir kaip jau dalinausi prieš tai video, kad darau auditą savo profilio, savo brando, nes, kaip pasakyti, kaip gyvenime, aš ieškau savęs, savo dalykų, savo vertybių, galų gale irgi atrodo elementarus dalykas, bet aš net nežinojau, kokios tos mano vertybės. Tai kai tą vartai, krapštai, kasai, tai ir tas atvaizdavimas į socialinę mediją, jisai keičiasi ir kur buvus, kur nebuvus, aš ir vėl keičiuosi kaip ta gyvatė. Tai, o grįžtant dar prie to klausimo, kodėl socialiniai tinklai, tai vienareikšmiškai, tikriausiai vienbalsiškai atsakymas yra dėl pasiekiamumo, nes tu gali pasiekti visur, jau realiai net ir kalbos barjero nebėra, kas jau visi tie intelektai ir panašiai, tai geresnio darbo įrankio jau negalėtum atrasti. Aš kaip juokauju, kaip jau sakiau, kad jeigu tavęs nėra socialiniai medijoje, tai reiškia tavęs nėra. Tai va, o Jurgita, kodėl tu pasirinkai socialinės medijas? Nes aš žinau, kad tu turėjai savo verslą ir tokį stiprų verslą. Ar galim pasakyti, kokioj srity tu anksčiau? Tai gal tu pati pasakyk, nes tai yra tokios kaip ir skirtingos, ar ne, sferos, bet man tas sritis, kurioje tu dirbai, man yra jinai yra tikrai sudėtinga, ypač šiais laikais. Tai tu papasakok. Žinai, dirbant, kai atsakant tavo į klausimą, kodėl aš pasirinkau socialinę mediją, todėl, kad neturėjau kito pasirinkimo, žinai, tiesiog ir vaimi ir darai ir viskas. Tai kadangi aš emigravau, aš dar prieš tai pradėjau trupučiuką ten su tom socialinėm medijom, jau kai jau pradėjau su grožiu dirbti. Vat, o kai dirbau tradiciniam versle, turėjau savo tradicinį verslą, tai buvo viskas su gyvai žmonėmis, bendravimas, kūrimas, vadyba, organizavimas, tai buvo viskas su gyvai žmonėmis. Todėl, jau čia man nebuvo ko pasirinžinai, reikėjo viską mokintis. Bet man patiko mokintis, man patiko kurti, man patiko judėti, žinai, myliu gėlytes, myliu ten kompozicijas, man patinka maketuoti, man patinka dėlioti, man viskas patinka. Tai tu dabar pasakyk, kokioj srity tu dirbai? Maitinimas, viešasis maitinimas. Restoranai, taip. Nes aš prieš daug metų tą sritį baigiau, mokinausi 6 metus, bet man teko padirbti labai trumpai ir aš supratau, kad tai ne man. Tai, tikrai tas toks, o va Jurgita pas mus, gaminam gražiai ir skaniai. Matosi iš foto, kiek mums jau čia dar neragavau. Nevaitinau aš jūsų. Grožio, verslumas, moteriškumas. Tai mentori iš didžiosios raidės. Baigiau. Man tai galėčiau dar ir daugiau, žinai, kažko tai daugiau padaryti, bet visų savo talentų neatskleidžiu. Ne viskas išeina, žinai. Kas pažįsta, kas pažvelgia, tai, žinai, visai kitaip pažiūri. Tai čia viskas paprastai, bet norisi man atskleisti labiau kažką tai daugiau, kažką pakalbėti. Tai pakalbėsiu, minčių yra. Jurgita, o tu, Jurgita, irgi pasidalink, kaip čia kankinies tose socialinius tinkluos ir kodėl kankinies? Vėlgi, aš labai ilgai ieškojau tos prasmės, aš irgi lygiai taip pat kaip dauguma, ypač vyresnio amžiaus žmonių galvoja, kad čia socialinėse medijose sėdi tos, kurios neturi ką veikti ir nori parodyti savo gražų gyvenimą ir jom reikia dėmesio ir tai aš lygiai taip pat galvojau pradžiai. Ir todėl aš tam labai priešinaus, nes atrodo, aš tikrai nenoriu nieko viešinti, aš nenoriu rodyti savo džiaugsmų, nes kai tu džiaugiesi, tave kritikuoja, kai tu liūdi, tave irgi kritikuoja, tai man tas toks, aš turbūt dar nesu radusi savo tos tikros nišos, ką aš galiu duoti socialinė medija. Tai, ką aš noriu duoti, aš dar bijau duoti ir bijau dėl kritikos. Nes aš esu tas žmogus turbūt, kur labai lengvai mane ištrenkti, jūs jau mane pažįstat, jūs mane irgi saugot, man padedat, patarėt, mokinat ir aš augu kartu su jumis, bet šiai dienai man atrodo, kad man trukdo, vis tiek čia yra baimė kažkokia, ar ne? Turbūt taip įvardyčiau. Savisauga, sakyčiau. Jo, gal aš save saugau nuo to negatyvo, nes o realiai tai sako, jeigu tavęs nekritikuoja, jeigu tu negauni heito, reiškia, tu blogai dirbi. Tai reiškia, aš dar dirbu blogai, nes aš, ramiai. Tai dabar aš dar vis dėlto norėčiau abiejų paklausti, kaip rasti tą balansą? Kad ir man to pačiu atsakytumėt, ar ne, nes aš dar to balanso nerandu. Kaip rasti tą balansą, kad tai socialinės medijos būtų
vat kažkiek ir malonumas, bet kad ir neįklimpti į tai, ar ne, kad, nes mes žinom, kad telefonai, ten skaitimas, skrolinimas mūsų psichologiniai sveikatai daro neigiamą įtaką. Labai jau mes pajautusios esam visos, ar ne, kai daugiau padirbam, tai jau reikia ir reabilituotis, ir pailsėti, ir sprandas, ir akis, visą kitą. Vat kaip rasti tą balansą, dirbant su socialinė medija? Vat nežinau, gal kuri pirmiau, kam kyla Aš minčių. pasakysiu labai greitai. Žinai, aš išmokau save įjungti pas save stopus. Labai būna taip, kad tu žinai, ką reikia daryti ir labai mes daug funkcijų darom. Ta sumaketavai, tą paleidai, tą pasidalinai, ten vėl ir taip labai greitai. Viską, tos informacijos rautas labai didelis ir kai jį valdai ir dar pažiūrėk, pamačiau kažkokią informaciją, davai, čia pažiūrėjau. Ir aš pradėjau suprasti, kad taip tirpsta kiekviena mano sekundė ir aš pradėjau jungti stopus. Stop, ne. Eini savo pasidarai, eini savo pražiūrė. Aišku, yra ta darbo dalis, kai tau reikia būti aktyviai, kad tau reikia ten pakomentuoti, tau reikia ir taip toliau. Taip, šitas dalykas taip, bet tik tai su tuo. O ir leidimas savo, pasiieškoti kokios skrolinimas, tai aš savo leidžiu pasirinkti savo kokios nors geros medžiagos, ten kažkokiam tai reilsui, idėjai, kažką tokio, viskas. O žinai, ten tie visokie, ten blevizgojama ar dar kas nors, ne, aš stabdau labai stipriai save. Čia, žinai, tokias Čia jau spynelės užsidedu. sąmoningum. Jo, aš žinai, tokias jau spynelės užsidedu, nes, tas laikas labai greitai ištirpsta. Tai aš kažkaip save taip sugaudau, žinai, kad paskui. O Monika, kaip tu? Aš atliepsiu ir irgi žadėjau trumpai sakyti, kad nėra balanso. Bandau sugaudyti save, bet irgi jau pradedu pastebėti dėsningumą, kad kai atsikeliu visą tokią, čia darysiu tą, aną, ir kai aš einu ir darau, tai ir nėra laiko ten toms, kaip sakai, blevizgojama ir papapaipa. Bet kai atsikeli tokia, gal tą reikėtų padaryti, gal čia tam parašyti ir kaip lengvai ten įkliūti yra. Ir aš jau kaip pati kurianti tą turinį žinau, kokie tie yra kabliai, kokie tie stabdžiai. Ir aš irgi nuleidžiu, kartais savo leidžiu, sąmoningai leidžiu žiūrėti nesąmonės, bet jau net po 5, po 10 minučių jau nesąmonės, viskas, Monika. Tai dar tikrai būna, kad įkliūnu, bet žinau, kad be sąmoningo suvokimo, kad tai tavo laikas tirpsta, kaip ir kitas sako, tavo sekundės tirpsta kažkieno kito gyvenime, nenoriu aš taip. Tai šito aš dar turiu labai stipriai iš jūsų pasimokyti. Jo, bet čia turbūt reikia kažkokią atrasti savo nišą labai stiprią, su tuo, kad matytą prasme. Nes aš dar kol kas aišku, aš esu jūsų pagalba, daug ką žinau, bet gal kai negauni to tiesioginio atgalinio ryšio, to tiesioginio, kur parašytų tau žinutę. Mano yra tikrai ratas, kuris parašo, bet jau norėtųsi iš kažkur kitur, ar ne? Tai tas irgi kažkiek, apriboja tave. Ir tu gal pradedi save tarsi kaltinti arba ieškoti, ką aš čia ne taip darau. Bet jeigu dar kažkas pakritikavo, kažkur dar kažkokį pletką sužinojai, tai jau viskas. Jau tada einu pagulėti savaitai ir jau galvoju, ką aš ne taip pasakiau, ką aš ne taip padariau. Nors ten būna 20 gerų atsiliepimų, o tas vienas pletkas iš artimo žmogaus tave tiesiog nugriauna. Tai Tai merginos, nežinau, gal dar jūs turite kažkokių svarbių minčių, patarimų. Ar išnešti kažkokią tai žinutę tiems galbūt, kurie nesupranta to socialinio darbo ir sako, kad čia yra ponų išmislas. Ne, žinai, aš tau pasakysiu pagal save ir pagal tuos, kurie tai daro irgi. Pavyzdžiui, ir Monika irgi intensyviai dalinasi viskuom. Jinai turi tą žinutę, jinai neša, žinai, jeigu neturėsi tikslo, neturėsi to savo, kodėl tu tai darai, tai nebus tikslinga, tai kam tada daryti, žinai. Bet kai tu tikrai žinai, dėl ko tu tai darai, tada neateina minčių, kad kažkas tau pasakys, kad ne, kažkas, tu čia nesąmonė daliniesi. Tai čia yra labai svarbu, turėti tą savo kodėl. Ir kaip aš sakau, kaip visą laiką jums sakau, nieko nevyksta greitai, nieko nevyksta čia ir dabar. Viskam ateina laikas, viskam ateina pasitikėjimas, žmonės mato, žmonės jaučia. Ir kai jie ateina, kreipiasi, tau parašo, tavimi pasidžiaugia, tada tu supranti, aš esu ten, kur man reikia būti. Mano kodėl yra įprasminamas. Tai visi, kas dirba su socialiniam medijom, kas dar tik pradedat įdirbti, tai nebijokit, žinodami savo kodėl, įprasminsit, įrėminsit ir turėsit gražų savo paveikslą. Grinai, Jurgitai, noriu papildyti gal... kad nebūtinai gal iš karto ir žinosit tą savo kodėl.
Va. eigoje galit atrasti ir kaip aš galit perorientuoti savo profilį, savo turinį ir tiesiog nebijoti, bandyti daryti, nes iš tikrųjų vieninteliai žmonės, kurie galvoja apie jūs daugiausiai, tai esat jūs pats. Tai va. Tai aš dar paprašysiu merginos, kadangi, aš tikrai, ir jūs žinot, ir aš žinau, kad aš čia ta tokia, kur, taip sunkiai, ne, į tos tinklus, ypač po pertraukos, ką jūs man palinkėtumėt, patartumėt, kaip man reikėtų, išbristi šito, kaip priimti tą artimų žmonių kritiką, ar ne, kuri mane ištrenkia ir kaip man, koks kažkoks trumpas palinkėjimas, nežinau, patarimas, kaip man dabar, paklausius jūsų, imti ir eiti, aš nesakau, kad jūs čia dabar mane motyvuokit. Nusikeikti norėjau. Negalima, nesgi moteris. Tai ką jūs patartumėt, ne tik man, yra daugiau tokių, bet tokioms kaip man. Kaip tą, neskaudžiausiai yra, kad... Visa kritika, tiek tu, tiek kitas, kuriam pareis ta kritika, jausis tada ir tiek ilgai, kiek pati savo leisi. Kai žinai, dar kartą sakau, kai žinai, dėl ko tai darai, dėl ko tai nori dalintis, dėl ko nori padėti kitam, pasidalintis, tu pati pasižiūrėk, kiek tu daug žinių, žinai, kosmetologijoje, make-up'e ir taip toliau, ir tu jau profesionaliai esi visažistė ir visa kita, tau tik tai dalintis ir nekreipti niekada dėmesio. Tai kai pasidalinsi, tau pareis, Jurgitėlė, noriu make-up'o pas tave, viskas, su tuo ir pasibaigs visos kritikos aplinkui. Todėl niekas neleiskit savo kritikuoti savęs, žinokit tai, ką darot, ką norit daryti ir žinai, 5 bėgį įjungus ir varyti reikia ir viskas. Ir čia. Žinai, raudoti. Jo. Jurgita gal dalinasi iš tokio vidinio padrąsinimo motivacijos. Aš tos kritikos prisipažinsiu, dar tokios grynos tikros nesu gavusi, bet patarčiau mechaniškai per prievartą pasidaryti biškutį to turinio. Ir čia gal gausis panašiai kaip su tuo apsimauni kėdus, tai jau ir bėgi, bet jeigu neapsimausi, tai ir nebėgsi. Tai kažkaip eigoje per darbą, tikrai pradžioje galva, kaip sakai, ir per prievartą, bet paskiau tai gali išvirsti į malonumą. Bet jeigu neišvirsta, tai nežinau, per prievartą darbuotis gal aš irgi nenorėčiau. Bet aš galiu ir be tų kėdų bėgti, neapsimausiu, aš ir basa galiu bėgti. Tai ir varyk. Ačiū labai, mergaitės, jau mes tai pusvalanduką įsibėgėjom. Labai ačiū už patarimus, už pasidalinimus. Aš tikiuosi, kad ir kažkam kitam bus labai naudinga. Šluostausi. Aš jau pasilgau mūsų. Aš irgi visų pasilgau ir tikiuosi, kad visata taip sudėlios, kad mes greitai galėsim gyvai pasimatyti. tą tikrą energiją apsikeisti, ne tik per socialinės medijas. Tai dar kartą ačiū kiekvienai iš jūsų ir iki sekančių kartų. Ačiū. Tai kaip visada, Monika, stabdyk. Stabdau.